Ar galime išlaikyti šviesiausius Lietuvos protus natūraliai judančiame pasaulyje? Pastangos juos sudominti, retkarčiais grįžti ir perteikti savo patirtį, nenutraukti ryšių su tėvyne, tokia globalios Lietuvos tinklo vizija šiandien atrodo efektyvesnė ir prasmingesnė. Taip apie Lietuvos konkurencingumą, emigrantų potencialų išnaudojimą ir šalies ateitį pasaulyje gruodžio pabaigoje prezidentūroje diskutavo globalios Lietuvos apdovanojimų laureatai ir renginio svečiai. Didelė mūsų tautos dalis gyvena užsienyje. Ir ten yra visokių žmonių ir kuriančių labai sėkmingą privatų verslą, ir dirbančių įvairiose stambiose kompanijose, besimokančių, kaupiančių žinias. Antra, mes gyvename globaliame pasaulyje, kuriame esame priversti konkuruoti ir su kaimininėm valstybėm, ir ne tik su kaimininėm valstybėm dėl investicijų, dėl darbo vietų kūrimo, dėl moderniųjų technologijų, dėl naujų žinių ateimo. Ir dažnai tas toksai klausimas, kur investuoti, jis yra tokia labai siauri riba, nes regiono valstybės daugmaž siūlo vienodas sąlygas. Ir čia net ir nedidelis pranašumas gali sukurti labai didelę pridedamąją vertę. Jau 5 metus Lietuvos verslo konfederacija rengia Pasaulio lietuvių ekonomikos forumą, kuris 2012 metais vyko Jungtinėse Amerikos valstijose, o šiais metais grįžta į Vilnių. Tai yra puikus instrumentas pritraukti investicijas į Lietuvą, įtraukti Lietuvos verslo diasporą į šalies ekonominį gyvenimą. Kiekvienas forumas šitas ekonominis yra skiriamas Lietuvos konkurencingumui didinti. Ir priemonės yra įvairios kasmet. Reiškia, mes nenorim atsitraukti nuo to forumo, sakykime, tikslų, bet pastoviai norim ir pakartoti, ir pereinamumą perduoti, ir kažką naujo įdėti. Todėl šiandien šių metų forumas yra priskiriamas prie to, kad mes turim pademonstruoti Lietuvos gebėjimus, jos, tokį jau subrendimą. Bandysim turbūt irgi orientuoti į, vadinkime, tradicinės pramonės, inovacijas, investicijas, naujas technologijas, naują vadybą. Daugelis žmonių, ypač jaunimas, naudojasi globalizacijos galimybėmis ir kuria savo profesinius ir asmeninius gyvenimus 2 ar daugiau pasaulio kraštų. Šiuolaikinių komunikacijos priemonių dėka išlaikyti ryšius yra lengviau nei bet kada anksčiau. Vienas svarbiausių globalios Lietuvos programos prioritetų ir yra šis protų cirkuliacijos ir patirties mainų proceso suaktyvinimas. Mes kalbėkime apie tokius žmonės, kaip ir po mūsų paskutinio forumo Amerikoje, kaip ir Ingrida Bulis ar Angelė Kavak, kurie dirba tokį galbūt ne visai didelį investicinį darbą projektą. Jie dirba su Lietuvos įmonėm, kuriom padeda jų produktus parduoti Amerikos rinkoje. Tai vėlgi kasdienis paprastas darbas, bet tos prekės keliauja su jų pagalba, su jų tarpininkavimu, su jų žiniomis. Į globalios Lietuvos apdovanojimų ceremoniją vykusią prezidentūroje praėjusių metų pabaigoje susirinko nemažai užsienio lietuvių, kurie nepamiršta savo šaknų ir nuolat palaiko ryšį su Lietuva. Vienas jų Džonas Mekas, gimęs Lietuvoje, daug metų gyvenęs Australijoje, o dabar dirbantis Kinijoje. Bandžiau keletą kartų padėti Lietuvai, nes, kaip sakiau anksčiau, buvom 2 galimybės Lietuvai kaip Lietuva pasidarė laisva, atvesti investitorius į Lietuvą. Dabar yra antra galimybė, kai visi kiniečiai pradeda investuoti Europos Sąjungoje. Tai būtų čia Lietuvai, aš manau, kad puikiai galimybė dar tą progą naudot. Ir kadangi aš gyvenu Kinijoje jau 9 metai, manau, kad galiu būti šiek tiek naudingas. Štai advokatas Mažvydas Michalauskas jau 19 metų gyvena Paryžiuje. Čia 60 metų veikiančioje lietuvių bendruomenėje jis neseniai su savo bendraminčiais įkūrė Lietuvių verslo klubą. Yra nemažai dirbančių įvairiose tiek prancūziškose kompanijose, tiek tarptautinėse, tiek iš medicinos srityje, farmacijoje, pramonėje, bankuose, finansų rinkose ir panašiai, universitetuose, mokslininkų yra nemažai gydytojų. Ir būtent tie visi žmonės pagal savo interesus galbūt jie atsirenka, kas jiem artima yra, ir jie galbūt neateina į tas sekmadieninės mišias į lietuvių šeimų susitikimą, bet ateina į verslo klubo susitikimą arba jaunimo sąjungos organizuojamus renginius. Ką tik įvykę globalios Lietuvos apdovanojimai, prasidėję pasiruošimo darbai jau 5. Pasaulio lietuvių ekonomikos forumui rodo, jog globali Lietuva jau veikia. Tai jau nebėra naujiena. Verslą ir investicijas skatinančios institucijos ar įmonės aktyviai naudojasi užsienio lietuvių ryšiais, žiniomis ir paslaugomis. Todėl svarbu parodyti sėkmės istorijas ir plėsti ryšius, kad užsienio lietuvių tinklas dar daugiau prisidėtų pritraukiant investicijas, skatinant eksportą ir didinant Lietuvos ekonomikos konkurencingumą.